tu mataisi kadre? Ateik čia, ateik ant kelių. Ateik ant kelių. Ateisi? Šiek tu. Matot, ką jinai daro su manim? Ir kaip reikia filmuot? Kaip reikia filmuot? Ką? Kaip filmuot reikia? Man reikia nufilmuot filmuką. Ką tu darai? Aha. Kas čia tada? Ryžas. Taip, kas ryžiausias iš ryžų. Viskas, susikaupiu. Filmuojam. Sveikas merginos. Šiandien tuštučių filmukas, kuriam filmuoti aš patogiai įsitaisiau ant žemės. Ir beveik gailiuosi iš to savo sprendimo, nes pasirodo Kelytė yra labai rimtai nusiteikusi dalyvauti šiame filmavime. Ir jeigu jums nelabai patinka tas fonas su Akela už manęs, na, atsiprašau, nes šiandien, žinokit, jinai tokia nerami, kad aš net nežinau, ką su ją daryti. Lipa ant galvos ramybės jokios, ką ten darai? Taip, tu, ką ten darai? Na ir panašu, kad šiandien Akela nusiteikusi labai aktyviai dalyvauti filmavime, nes man niekaip nepavyksta jos nuraminti, kad jinai tiesiog eitų miegoti ir aš galėčiau ramiai atsisėdus filmuoti. Tad aš manau, šiame filmuke jos bus daug. Na ir manau, iš karto galime pradėti nuo keletos daiktų, kol Akela man visko dar nepavogė iš šiukšlių dėžės. Ir pradėti norėčiau tiesiog, kad šiukšlių dėžėje atsidūrė štai šis duetas iš pavasaros, tai yra apsauginis nuo saulės losionas ir losionas po deginimuose. Buvo labai nedaug likę, tad tiesiog šitą metu lauk, o šitą išnaudojau įprastai. Na, nes kitą vasarą be abejo norėsiu kažko tais naujo. Toliau baigėsi mūsų dantų skalavimo skystis su Oriflame. Šitas yra importuotas iš Australijos. Ar iš kažkur, neatsimenu, iš kažkur. Gytuto mama mums jį davė, tai buvo lautuvės, tad baigėsi. Ir dar vienas daiktas iš to, ką norėjau daugiau papasakoti, yra, pavyzdžiui, štai šis Evelyn veido prausiklis. Ir kažkuriam filmuke minėjau, kad prausikliai, kaip ir dušo želė, man nebūtinai turi būti ten kažkokie labai brangus ir kokybiški. Esu tikrai įsigijus ten po 8 iki 10 litų ir buvau jais tikrai labai patenkinta. Tačiau šitas yra šlamštas. Šitas Evelyn Beauty Dream Pure and Fresh yra visiškas šlamštas. Jisai man sunkiai nuvalydavo makiažą. Ir, na, ir ta visa konsistencija ant veido, na, nežinau, tiesiog labai nepatiko. Ir tai, kad jūs jį matote sunaudotą, reiškia, kad jis buvo panaudotas kaip rankų skystas muilas. Nes būtent šiai paskirčiai mes naudojame visas prausimosi priemonės, kurios mums tiesiog... Be abejo, mes kaip gibę savo ekodentus ir viena yra su baltuoju moliu, kita su mėtų aliejumi. Na, ne vieną kartą jau minėjus, kad ekodento dantų pastos tai yra numeris 1 dantų pasta mūsų namuose. Čia dar matau, kad baigėsi mano 2 veido kremai. Vienas iš jų yra Neutrogenas. Patiko, tikrai nepasakyčiau, kad kažkas nerealaus, bet, na, patiko, lengvas, malonus, super. Ir baigėsi taip pat ir mano naktinis losionas iš Body Shop'o su arbatmedžio aliejumi. Šitas taip pat žiauriai patiko ir manau, iš Body Shop'o visos tos serijos, ką pirkau vasaros pradžioje, man liko šveitiklis, nes naudojau vis dar Neutrogeną, tad šitas vis dar naujas stovi, ir pusindelio kaukės. Bet kai ir kaukės į pabaigą, nes be kaukės aš negaliu, tikrai manau užsisakinėsiu ir mano kitame užsakyme vėl bus taip pat ir šitas losionas. Ir, taip ir galvoju, kad šitas čia turėtų būti ir dieninis losionas iš Body Shop'o. Na, sakau, tikrai, jau Body Shop'o visa arbatmedžio linija yra kažkas nerealaus. Ir šitas puikus, o šitas yra dar nerealesnis. Čia kaip yra porų mažintojas, minimizer, nežinau kaip sakyti lietuviškai,
bet tai galima puikiai naudoti kaip makiažo pagrindą ir ar tai BB kremas, arba į pudrą, nu, tiesiog nuostabiai tepasi pasidengus šituo ir, na, labai gaila, kad baigėsi. Kalbant dar apie dekoratyvinę kosmetiką, jeigu truputėlį pradėjau, baigėsi mano e.l.f. Maximum Coverage Concealeris, tai yra maksimalaus maskavimo maskuotojas. Ir tai yra vienas nedaugelio e.l.f. produktų, kuriuos įsigijau nemažai, kuris man tikrai labai patiko ir aš per visą šitą laiką, tikriausiai gerus metus laiko, kai jį turėjau metus laiko ir naudojau jį vos ne kiekvieną dieną, jo labai nedaug reikėjo, labai gerai maskuoja ir laikosi, bet jis yra tirštas, sunkus maskuotas. Kitaip tariant, jo galite ten kažkokią vietą, kažkokį spodelį labai gerai užmaskuoti. Ir be abejo, e.l.f. kom garsėja, kad jų produktai yra už labai gerą ir prieinamą kainą, tad šitas, bijau pameluoti, ar 3 ar 4 svarai, tai, na, labai geras daiktas. Ir dar vienas maskuotuklis yra iš Avono Ideal. Kodėl jie nerašo jų pilnų pavadinimų? Na, tas Ideal Flawless, na, tiesiog toksai pieštukinis maskuotojas. Mano spalva buvo pati šviesiausia ir aš iš pradžių jį pirkausi, kad pašviesinti paakius, na, tiesiog kontūruojant veidą, bet jis yra per tirštas. Ir tam netinkamas. Ir jisai kaip maskuoklis yra daugiau skirtas maskuoti tokias probleminės vietelės ant veido, o ne ten kažką pašviestyti ar kontrastuoti. Ir taip pat atsikraštau štai šiuo Manhattan skystu akių pravedimu. Jis yra kaip flomasteris, štai tokia plunksnelė. Ir priežastis, dėl ko atsikratau, yra ta, kad aš supratau, kad man nepatinka tokio tipo pravedimai, nes jais yra labai sudėtinga nubrėžti tolygią liniją. Ta prasme, ta linija yra tolygi, bet nėra tolygus spalvos intensyvumas, nes na, vaizdas yra panašus, kaip pasiimat flomasterį paprastą ir spalvinant, ar ne, ir kartais šviesiau, kartais tamsiau, o man norisi tiesiog, kad to vienu pravedimu galima gauti sodrią, vienodą, tolygią liniją, nes, kaip žinot, tikriausiai, kai pradedi taisyti, tai reikia viską valytis tada jau. Tad, su šituo atsisveikinu ir taip pat dar turiu porą kvapų ir vienas iš jų yra testeriukas Intrusion by Oscar de la Renta. Ir pats kvapas kaip ir nieko, tikrai nešiočiau, bet kas man labiausiai patiko šitame testeriuke, kad jisai turi tą tokį purkštuką, o ne pagaliuką, su kuriuo reikia kepintis, tad, na, pagarba už tokį testerinį buteliuką. Ir be abejo turiu savo tuščią FM kvepaliukų buteliuką, tai buvo 180 numeriukas Armanio Diamond. Tad sunaudojau šitą. O jeigu matėt mano naujų pirkinių filmuką, tai jau tikriausiai žinote, kokius naujus išsirinkau kvapus. O jeigu dar nematėte, nuorodą paliksiu apačioje. Tad smagu, ate. Ir dar noriu papasakoti apie vieną stebuklingą dalyką. Tai yra stebuklingą dalyką, kuris mane visą laiką išgelbėjo. Ir Gytutas, tiesą pasakius, šį tepaliuką vadina Ernio tepalu, nes jisai padeda spuogeliams, randeliams ant veido, ant kūno, na, bet kokie žaizdeliai padeda žymiai greičiau užgyti. Jį reiktų tepti 3-4 kartus dienoj ir, na, jeigu paskirti tam laiko savaitgalį, jūs galite būti tikri, kad pirmadienį nueisite galbūt su randeliu kažkokia tamsesnė dėmelė ant veido, bet spuogelio nebus. Tai aš turiu jau be abejo naują. Kažkodėl pamiršau, pirkiniuose nepaminėjau, bet nieko tokio, nes prie tuštučių paminiu, kad turiu naują. Ir kodėl jie atrodo skirtingai, dėl to, kad tai šitas indelis, kuris yra tuščias, yra jų seno pavyzdžio tubelė, o štai ši pilna yra naujo pavyzdžio tubelė. Šitą tepaliuką galite rasti bet kurioje vaistinėje, jo kaina yra 35 litai. Tad taip pat vieną tubelę šitą naudoju labai ilgą laiką, tikriausiai apie metus laiko, nes jo reikia labai nedaug ant tos vietelės ir patikėkit manim, jisai daro stebuklus. Tad tuščia iškeliauja, o pilna lieka su manim. Ir, teisingai, dar vienas dalykas svarbus, ką noriu pasakyti apie šitą tepaliuką. Reikia nepamiršti tai, kad jisai savo poveikiu padeda žaizdeliai odai užgyti.
tačiau jisai negydo uždegimo. Kaip kad pavyzdžiui, jeigu jūs ant veido turite kažkokį spuogelį, kuris kalas ir jau paviršiuje matosi susiformavęs spuogelis, šis tepaliukas jums padės tą randelį, žaizdelę užgydyti, tačiau jisai nepagydys to spuogo, kuris vis tiek bandys iškilti ir paviršių ir ta žaizdelė vėl formuosis per naują. Tad šiuo tepaliuku aš rekomenduoju gydyti tik tais tas vietas, kur uždegimas jau yra praėjęs ir jums reikia tiesiog, kad ta žaizdelė kuo greičiau sugytų. Ir lig šiol aš jums dar nepasakiau tikslaus šio tepaliuko pavadinimo, bet aš net nežinau, kaip jį perskaityti. Tad jeigu jūs nieko prieš, aš jo pavadinimą tikslų visą pilną parašysiu apačioje. Tad šito nemesiu, šitą svarbu. Na ir pabaigai, kadangi jūs paskutinėme tuštučių filmuke kaip nubalsavote, išreiškite tokį norą, kad norėtumėt, kad aš jums kaip ir kopčiau, parodyčiau ir vyriškus tuštučius. Tai šį kartą turiu jos 2 ir vienas iš jų yra Joanos skutimosi kremas. Ir Gytutui jisai labai patiko, jisai visą laiką jį vežasi į keliones. Esu jau apie jį minėjusi savo ruošimosi kelionę pirkiniuose. Ir tiesą pasakius, iš po paskutinės kelionės, iš po Turkijos jisai jį netgi parsivežė namo. Tai manau, kad reiškia, kad tikrai jam patiko, o šitos tubelės kaina, jeigu neklystu, kokie 5-6 litai. O Gytutas pas mane barzdotas, ta prasme, pas jį nėra ten taip, kad, švelni nematoma barzdelė auga. Tad puikus kremas, susitvarkė. Ir antras daiktas yra Aras stiprios fiksacijos plaukų želė, nes mano jaunuolis auginosi, tą plaukų šukuoseną ir jam reikia pagalbos ją suvaldyti, tad tai kaip ir buvo jo pasirinkimas, jisai jį sunaudojo. Galiu pasakyti, kad tai nėra tikriausiai vienintelė priemonė, ką jis naudoja savo plaukams suvaldyti, nes jeigu nuoširdžiai, aš įtartinai matau, kaip mažėja mano putų, plaukų lakų ir visą kitų priemonių skirtų plaukų formavimui kiekį. Tad darau tokią prielaidą, kad jis tikriausiai mielai išnaudoja ne tik tai savo plaukų priemonės, bet ir patikrina mano. Tad apie jas galėsim pasakyti abi savo nuomonės. Tai kaip ir buvo visi mano šiai dienai sukaupti tuštučiai, o šį penktadienio vakarą aš ketinu praleisti užsiimdama grožio procedūromis. Ir viena iš šių procedūrų įtraukia štai tokį daiktą. Tai pirmą kartą aš jį išbandysiu, niekada nesu anksčiau turėjusi tokio dalyko, niekada nesu bandžiusi dažyti savo plaukų panašią spalvą ir, nežinau, pamėginsiu gyveninti šitą savo norą ir jeigu nelabai kažkas gausis, tikriausiai bėgsiu pirkti parduotuvėje juodų dažų. Kągi, einu eksperimentuoti, o jums sakau iki.